Šiandieną jūs kviečiu apmąstyti Morkaus Evangeliją, 10 skyrių, nuo 32 iki 45 eilutės. Iš tikrųjų, gan ilga. Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vėl ėjo priekyje taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantis iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12 ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai keliaujame į Jeruzalę ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Jie sako: galime. Bet Jėzus jiems pasakė: beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taigi, perskaitę gan ilgą Evangelijos tekstą, mes iš tikrųjų matome, galbūt jau nebe pirmą kartą susidurėme su Jokūbo ir Jono gan tokiu dideliu įžūlumu, kuomet Jėzus jų paklausė, ko norite, kad jums padaryčiau. Jie dar nežino net ko prašyti, vis dar akli prašo priešingų dalykų, negu Jėzus nori duoti. Pokalbis supintas iš nesusipratimo, kai kiekvienas kalba apie skirtingus dalykus. Tai taip tam tikrą prasme atsitinka kurtiesiems. Taigi ir čia mes galime matyti, kad Jėzus nėra jų troškimų, o Dievo pažado Kristus. Ir mokiniai myli jį, bet savotiškai, nepažindami jo. Ir išties būtent tai yra didžiulis iššūkis mokiniams. Jį pavertė nepažįstamuoju, kuriam kartėmis priskiria savo pačių trokštamas galias. Ir mes tai matome iš šių mokinių. Taigi ir žmogus savo troškimus instinktyvai paverčia absoliutu. Ir kartais tikrai mes matome netgi tai ir savo įvairiose maldos intencijose, kur atrodo mūsų maldos troškimai yra pats didžiausias absoliutas. Nesvarbu, kaip jis vadinasi, Jupiteris, ar dar kažkaip, ar Jahvė, ar Jėzus, iš tikrųjų kalbam apie tą patį dalyką. Dar neseniai jis turėjo konkrečius vardus ir kaip kartais mes matome istorijoje, kad absoliutas buvo tapęs Stalinas, Hitleris, ar netgi tam tikros garsenybės, kuriomis sekama fanatiškai, dainininkai tam tikri. Taigi šiandien mūsų gerovė ir istorijoje netgi sutapatinama su malonumu, su gamyba, saugia ir švaria energija. Taigi ar netgi kartais renkamės tarti paskutinį žodį mokslui. Žmogus natūraliai vietoj Dievo pasirenka bet kokį vardą, jei tik šis jam pažada patenkinti jo troškimus. Taigi ir čia labai svarbu
kada mes kūrėme santykį su Dievu, pažvelgti, ar mes patys esame laisvi nuo šių troškimų, ar tikrai tariame tai, kaip mokė ir Jėzus, viešpatie patrauk šitą taurę nuo manęs, bet tebūnie ne mano, bet tavo valia. Ar tikrai aš galiu tai ištarti ties kiekviena maldos intencija, bet tebūnie ne mano, bet tavo valia. Ir čia bus geras patikrinimas mums visiems. Taigi, Jėzus mus kviečia turėti laisvą širdį netgi nuo gerų troškimų, nuo teisėtų troškimų. Tai visiškai pasitikėti juo, visiškai jam atsiverti. Būkite palaiminti ir gražios jums maldos su Dievo žodžiu. Sudie.